Prireikė 13 mėnesių, kad 10 metų brandinta žinomo sporto komentatoriaus Roberto Petrausko idėja virstų daugiau kaip 1,5 kilogramo svorio kūriniu. Knyga Trečiojo reicho triumfas. Klaipėdos universitete istorijos studijas baigęs vyriškis anaiptol nelaiko savęs istoriku. Tad kaip mėgėjas knibinėti faktus nusprendė pradėti rašyti. Ieškodamas informacijos, vis berinkdamas literatūrą, aš kažkaip pradėjau matyti, kad labai mažai jos yra lietuvių kalba ir viską reikia skaityti angliškai. Ir tą anglišką arba kitokiomis užsienio kalbomis parašyta literatūra vis didėjo, biblioteka pas mane vis platėjo namie ir pradėjo man kirbėti mintis, kad gal galima surinkti viską, kas geriausia, kas yra parašyta pasaulyje, kas yra surinkta, kas yra atskleista, kas yra žinoma ir padaryti tai lietuvišką knygą. Taip jinai nuo svajonių mintise pasidarė realybė dabar. Autoriaus manymų visi iki šiol tarsi galvoja, kad apie Antrąjį pasaulinį karą jau viskas parašyta, todėl jo knyga ir neturi atitikmens lietuviškų knygų rinkoje, o kartu yra įrodymas, kad tikrai ne visi ir ne viską apie Trečiąjį reichą žinome. Pridėtinė jos vertė yra leidyklos investicijos, kuri padarė jas, tai yra daugiau negu 200 nuotraukų, kurios yra paimtos iš pasaulinių, ten Bundes Vokietijos archyvų, iš Rusijos archyvų, iš Didžiosios Britanijos archyvų. Tos nuotraukos tikrai sukuria pridėtinę vertę ir žemėlapiai, kurie yra padaryti spalvoti knygos pabaigoje, ko gero yra pirmieji apskritai tokios kokybės, tokio lygio žemėlapiai, kurios kas nors yra iki šiol daręs. Visa tai turėtų būti tarsi paraginimas arba palinkėjimas, kad šita knyga yra verta jūsų ir verta tų pinigų, kuriuos jūs sumokėsite įsigydami. Aš tikiuosi, kad taip yra. Aš stengiuosi šitoje knygoje vengti subjektyvumo, vengti to tokio piršimo nuomonės ir sakyti, kad va čia tas yra taip, o tas yra taip, dėl to, kad šita knyga yra skirta skaitytojui, kuris pats gali atsirinkti, kas yra kas. Ir mano giliu įsitikinimu žymiai labiau negu psichologiniai arba kažkokie kitokie portretai žmonių, geriau už žmonės kalba jų darbai, jų sprendimai, jų mintis, jų citatos ir tai, ką jie padaro gyvenime arba tai, ko jie nesiryžta padaryti. Aš kaip tik ir pabandžiau papasakoti šitą istoriją taip, kaip jinai buvo, be papildomų emocijų, be bandymo kažką demonizuoti arba be bandymo ką nors išaukštinti, be skirstimo į gerus ir blogus, dėl to, kad laikas praėjo ir mes tikrai galim pažiūrėti blaiviau į viską ir atmesti tas visas, tas tendencijas, kurias trukdo tiesiog pamatyti galutinį paveikslą. Bet tai yra istorija, kurioje galutinį tašką, galutinės išvadas savo darosi skaitytojas. Žinomas sporto komentatorius kol kas nekalba apie knygos tęsinius, nes laukia pačio svarbiausio dalyko – skaitytojo pažymio šiai knygai. Kiek balų Trečiojo reicho triumfui planuojate parašyti jūs?